Šveicarijos kalnų slidininkas Danielis Albrechtas Austrijoje vykusioje treniruotėje lėkdamas 130 km/h greičiu prarado pusiausvyrą ir pakilęs į 40 metrų aukštį griuvo prieš pat finišo liniją ant nugaros. 25 metų 4-kart pasaulio taurės etapų laimėtojas prarado sąmonę. Atbėgę medikai apie 20 minučių mėgino pagelbėti sportininkui, tačiau galiausiai slidininkai išgabeno sraigtasparnis. Albrechtas buvo nuskraidintas į vietos ligoninę. Pasak gydytojų, sportininkui smarkiai sutrenkti plaučiai ir galva. Albrechtas šiuo metu komos būsenoje.